Žinau, kad šį video žiūrės įvairaus amžiaus žmonės. Ir net jeigu tau dabar 20 ar 60, vis tiek nerekomenduoju išjungti šito video. Nes čia kalbu ne apie amžių. Aš dalinuosi savo asmeninę pragyventą patirtimi. Tuo, ką pati išgyvenau, kokius vidinius išgyvenimo iššūkius teko pereiti. Ir jei mano patirtis gali būti naudinga ne tik mano bendraamžiams, o ir jaunesniems ir vyresniems žmonėms, man tai bus tikrai labai prasminga. Vidurio amžiaus krizė. Labai keistas terminas. Aš galvoju, tai ne apie mane. Aš jį girdėjau jau seniai. Bet ilgą laiką pati nejaučiau, kad tai kažkaip ryškiai jaučiamas dalykas. Nėra taip, kad vieną dieną atsibundi ir staiga supranti, viskas prasidėjo krizė. Ne, bet yra toks vidinis jausmas, kai pradedi suvokti, kad man tam tikras gyvenimo etapas baigėsi, kad kažkas liko praeityje, o ateitis dar ne iki galo aiški. Atrodo, lyg viena gyvenimo dalis jau nugyventa, o kas toliau? Nebe taip savaime suprantama. Man dabar 45 ir aš nusprendžiau įrašyti šitą video, nes jau praėjus sunkiam tos krizės etapui, taip galvoju dabar, pradėjau stebėti, kas vyko mano viduje. Kai kuriuos materialius, jau tikrai vartotojiškus poreikius atrodo labai daug ką ir pasiekiau gyvenime. Ir turėtų būti lengviau, nes daug metų dėl to aktyviai dirbau, bet iš tikrųjų susidūriau su visai kitokiais vidiniais iššūkiais. Pirmas labai svarbus pastebėjimas. Didžiausia problema, kurią aš savyje atpažinau, buvo toks keistas gyvenimo jausmas. Lyg nemaža dalis tikslų jau buvo pasiekta, o jei ir kažko nepasiekiai, atsiranda mintis, gal jau ir nebespėsiu, gal kažkas nebeįmanoma jau, gal gyvenime jau per vėlu kažką statyti, kurti nuo nulio, iš naujo, o ten, kur esi, atrodo jau labai daug nuveikta ir ar verta vargti toliau, nes žinai, kad tas daug kainuos, o ne visada tam norisi, ar tikrai reikia. Ir čia labai svarbu suprasti, laikas niekada nesustoja. Nauji metai vis tiek ateis, po jų ateis dar vieni. Laikas juda labai greitai. Ir būtent tai kartais sukelia stiprų vidinį tokį spaudimą. Antras labai svarbus pastebėjimas – energijos mažėjimo tema. Ir pradėjau pastebėti, kad tikrai tos energijos mažiau. Nors sportuoju, maitinuosi normaliai, rūpinuosi savimi, gyvenu gana sąmoningai, kokybišką gyvenimą. Bet tos energijos, kuri buvo 25, 30 ar net 37, jos jau nebėra tiek pat. Anksčiau buvo daug tempo, daug vidaus tokio variklio, daugiau spontaniškos, sprogstamosios jėgos. Pradėjo atsirasti momentai, kai dienos viduryje arba vakare tiesiog nebėra energijos, arba kai kurios dienos visai nedarbingos. Net jei objektyviai viskas mano gyvenime ir lyg tvarkoje. Neseniai ir reguliariai darausi išsamius organizmo tyrimus ir mane iš tikrųjų nustebina rezultatai, kad gydytojai sako, kad taip, organizmas pagal tyrimus yra tikrai gana geros būklės. Reikia pasipildyti tam tikrais laiks nuo laiko vitaminais, papildais, bet bendrai viskas puikiai. Ir man tai buvo labai svarbu, nes kažkada anksčiau, kai gyvenau, kai buvo maži vaikai, nekreipdavau tiek dėmesio nei į maistą, nei į miegą, nei galbūt į streso kiekį. Ir mano kūno būklė buvo labai palyginus prasta etapais. Nuo širdies permušimų, alergijų stiprių, iki galvos svaigimo ir net iki greitosios. Tada net tyrimai rodė gerokai blogesnį biologinį amžių. Tačiau tos energijos buvo tikrai daug. Dabar situacija kita. Ir tada aš supratau svarbų dalyką. Problema nebūtinai yra kūne. Dažnai problema yra tame, kad smegenys renkasi mažiausio pasipriešinimo kelią. Jos tarsi apgauna. Jos sako, pailsėk jolantėlę, sumažink tempą, nebespausk savęs. Ir jei tuo patiki, pradedi lėtai slysti į pasyvumą. Pirmas patarimas. Nemažinkite savo aktyvumo. Nepasiduokite tam lėtėjimui. Ir mano tas pirmasis patarimas visiems maždaug 40-mečiams, tai vadinu 10 metų intervalas, pirmyn atgal, nemažinkite to aktyvumo, nes labai lengva patekti į tuos spastus, pradedate galvoti, pastebėti tokius dalykus, kad jau reikia ilsėtis, daugiau reikia pabūti ramiai, mažiau stengtis, gal jau metas ramiau gyventi, nes tau virš 40, bet būtent čia
ir slypi pavojus. Nes žmogus pasensta ne tada, kai jam sueina tam tikras metų skaičius. Žmogus pasensta tada, kai atsisako to vidinio judėjimo. Mes visi žinome daug žmonių, kuriems ir 60, ir 70, bet jie pilni gyvybės. Tam, kad išliktum aktyvus, aktyvi, man labai padeda 3 pagrindiniai dalykai. Planavimas, veiksmas, analizė. Kai turi planą, tau lengviau judėti, nes žinai kur. Kai darai konkrečius veiksmus, atsiranda ritmas. O kai po to padarai analizę ir pamatai, kas padaryta, kas užbaigta, atsiranda malonumo jausmas. Labai svarbu ne tik suplanuoti, bet ir užbaigti. Pafiksuoti, pažymėti būtent, kad padaryta. Tas uždarimo momentas labai stipriai veikia psichologiškai. Jis suteikia pasitenkinimo, naujos jėgos ir noro judėti toliau. Vienintelė išimtis galėtų būti moterims su planais antrame ciklo etape. Dėl hormoninių jau pokyčių antroji ciklo dalis galėtų būti mažiau intensyvi šiek tiek, bet su labai aiškiais planais. Todėl pirmas patarimas – nemažinti veiklą, o priešingai planuoti, daryti, kurti, generuoti naujas idėjas ir judėti į priekį. Antras patarimas – saugok savo energiją ir vidinį resursą. Po 40 energija nebeatsistato taip kaip anksčiau. Kai buvome jaunesni, atrodė, kad galime viską iki begalybės. Galėjome mažai miegoti, eiti į vakarėlius, tada į darbą, vėl kažkur važiuoti ir vis tiek pakankamai gerai funkcionuoti. Po 40 taip jau nebeveikia. Dabar tampa svarbu labai aiškiai suprasti, kas tau duoda energijos. Antra, kas ją iš tavęs atima, ir čia svarbu būti sąžiningu su savimi, nes dažnai mes patys labai gerai žinome, kur prarandame jėgas, tačiau nekeičiame dėl to nieko. Po 40 pradedi labiau suprasti, kad svarbu ne tik ką tu darai, bet ir iš kokios būsenos tu gyveni. Ir čia man labai artima emocinė higiena. Kaip tu nuramini save, kaip grįžti į save, kaip nepersikrauni perteklinę informaciją, kaip vakare išjungi galvą. Vienas iš mano būdų tam kokybiški eteriniai aliejai, garintuvas, pėdutės, mini ritualai, nes kokybiškas geras kvapas labai greitai veikia mūsų emocinę būseną. Toliau, itin svarbu, kas atima ir išsiurbia iš tavęs energiją. Įvardink tam bent 3 dalykus. Tai gali būti tam tikri žmonės, tam tikras informacinis triukšmas, tiesiog fizinis pervargimas. Galbūt tai blogas miegas, pradėk sekti ir stebėti. Nesubalansuotas maistas lygiai taip pat. Nuolatinis telefonų skrolinimas ir per didelis įsitraukimas į svetimas dramas, konfliktus, naujienas arba galbūt net katastrofas. Žmogus labai dažnai net nepastebi, kaip stipriai jį išsekina nuolatinis informacinis srautas. Naujienos, konfliktai, socialiniai tinklai, svetimos nelaimės, svetimi karai, svetimos baimės ir visa tai sukelia emocinį nuovargį ir energijos nutekėjimą atitinkamai. Ir jei tai nekontroliuojama, žmogus pradeda gyventi nuolatinėme fone, kuris sekina. Kasgi duoda tos energijos? Tikrai ne kava ir tai nesprendimas. Svarbu, kad suprastum, kas tau energiją grąžina ekologiškiausių, tvariausių būdų. Man tai dažniausiai susiję su šiais momentais. Ankstyvas kėlimasis, pakankamas miegas, subalansuota mityba, pakankamas vandens kiekis, reguliarus sportas, o ne pribėgom, kardio treniruotės ir nebūtinai bėgti labai, bet spartus ėjimas irgi labai geras sprendimas. Prasminga veikla, kūryba. Man asmeniškai turinio ar prezentacijų pranešimų kūrimas. Aš pastebėjau, kad kai gyvenu tokiam sistemingam ritme, kuris man tinka, man energijos visiškai tikrai pakanka. Bet jeigu tik nukrypstu nuo to ritmo, pradedu jausti vangumą. Taigi, antrasis patarimas – valdyk savo resursą. Stebėk, kas tave stiprina, o kas tave išsekina. Trečias patarimas – rink savo laimės kauliukus. Arba galima vadinti laimės perliukus. Mes daug dirbame tam, kad uždirbtume pinigus, bet pinigai iš esmės yra tik priemonė patirti tam tikras emocijas, jausmus
malonumą ir pilnatvę. Ir labai svarbu suprasti va čia vieną dalyką, kad ne visi džiaugsmo šaltiniai kainuoja pinigus. Dalis jų jau dabar yra tikrai lengvai prieinama. Tik mes dažnai jų nepastebime, nes vis laukiame kažko naujo, kažko kito, kažkokio kito didelio etapo. Laukiame, kai daugiau uždirbsiu, kai nusipirksiu tą ir tą, kai pasieksiu tą ir tą, kai užaugs vaikai ar užaugs verslas, kai baigsis šitas sunkus etapas. Daug dalykų, tų laimės kauliukų yra aplink mus ir kiekvieną dieną. Laimės tie kauliukai ar perliukai tai maži dalykai, kurie jau dabar gali papildyti gyvenimą. Kai kalbu apie mažus laimės, tuos burbuliukus, turiu omeny ne tik didelius dalykus. Kartais tai labai paprasti momentai. Arbatos puodelis, tyla, pasivaikščiojimas, mėgstama knyga, švarūs namai ar kvapas, kuris tau padeda grįžti į save. Aš pati dažnai jaučiu, kaip visi šitie dalykai va čia ir dabar keičia vidinę būseną. Todėl eteriniai aliejai man yra ne tiek apie buitį, švarą, kiek apie gyvenimo kokybę su tam tikru jausmu. Labai rimta užduotis man dažnai tenka tame, kad turėti 50 bent punktų sąrašą, ką kasdien galiu padaryti, kas gali suteikti man mini malonius dalykus. Tik sau, be jokios naudos, tiesiog sau. Taip pat tai gali būti pasivaikščiojimas gamta, knyga, tylus vakaras, arbatos puodelis, skanus maistas, patinkanti muzika, poilsis geroj kaviniai, galbūt kažkam šachmatai, tapyba ar klausimasis lietaus garsų, vaikščiojimas basomis po žolę, šiaip įvairi kūryba, laikas su artimaisiais ar net katinuko glostymas. Esmė ne tame, kas tiksliai tai bus, esmė, kad žmogus sąmoningai pradeda užpildyti savo gyvenimą mažais, kasdien prieinamais džiaugsmais, o negyvena vien laukime. 4. patarimas – keliauk ir keisk aplinką. Ir čia kalbu ne tik apie brangias kažkokias keliones į užsienį, kalbu apie aplinkos keitimą. Nes žmogų labai išsekina tas statiškumas. Kai ilgai matai tą patį vaizdą, gyveni toje pačioje rutinoje, tavo vidus pradeda stingti. Naujumas labai stipriai veikia psichiką. Naujos vietos, nauji vaizdai, nauji žmonės, nauji maršrutai, kita erdvė, visa tai pažadina gyvybę. Ne veltui sakoma, kuo daugiau pirmų kartų, tuo ilgiau esi jaunas. Kelionė nebūtinai turi būti kažkokia išskirtinė, sudėtinga, brangi ar tolima. Galima tiesiog nuvažiuoti į kitą miesto dalį, nuvykti į kitą visiškai miestą, išeiti pasivaikščioti naujų maršrutų, padaryti savaitgalio išvyką arba suplanuoti trumpą, ekonomišką kelionę, pavyzdžiui, su 2 nakvynių išvyka. Arba rasti pigius bilietus spontaniškai išvykai, kad ir į kitą šalį. Išvažiuoti net ir labai paprastai. Svarbiausia tame – išjudinti save iš įprastos aplinkos, nes būtent nauja aplinka atneša naujas mintis, duoda naujų emocijų, padeda kitaip pamatyti save ir savo gyvenimą, įkvėpti naujų jėgų ir būti toliau savo jaunatvišku. 5. patarimas, labai svarbus. Galvok 10 metų į priekį. Svarbus ilgo horizonto tikslai. 5. šitas patarimas, tai reiškia atsisėsti su rašikliu ir pradėti galvoti apie savo gyvenimą 10 metų į priekį. Kodėl būtent 10 metų? Ogi todėl, kad kai galvoji labai trumpų laikotarpių, protas pradeda priešintis. Atsiranda vidiniai įvairūs prieštaravimai ir balsai. Čia nerealu, čia per vėlu, nepavyks, neįmanoma. Bet kai duodi savo 10 metų horizontą, protas mažiau priešinasi. Atsiranda daugiau erdvės mąstyti, plačiau, drąsiau, nes yra daugiau laiko. Ką verta užsirašyti? Reikia užsirašyti bent 5 didelius tikslus. Pirmiausiai, ko nori po 10 metų, kaip nori atrodyti, kokią sveikatą nori turėti, kokį kapitalą nori būti sukūrusi ar sukūręs, kokio gyvenimo būdo nori savo šeimai, ką nori būti jau įgyvendinus, o galbūt kokį palikimą nori palikti. Kai tai užsirašai, pradedi matyti kryptį ir tada jau gali derinti savo dabartinį gyvenimą
prie tos krypties, link kurios nori judėti. Taigi, vidurio amžius tai ne pabaiga, o persitvarkymo laikas. Šitas gyvenimo etapas keistas tuo, kad žmogus jau nebe jaunuolis, bet dar ne ir išminties senolis. Tu esi kažkur viduryje. Ir būtent dėl to gali atsirasti toks tuštumos jausmas. Nes dalis jaunystės, emocijų gražių jau nebegrįš. Kai kurie ankstesni jausmai, tas spontaniškumas, tas laikotarpis, jie liko praeityje. Bet vietoje to gali ateiti visai kitas brandus etapas. Sąmoningesnis, gilesnis, kryptingesnis. Tik tam reikia nepasiduoti, o sąmoningai perdėlioti savo gyvenimą. Taigi apibendrinkime 5 svarbiausius patarimus. Svarbiausios mintis yra tokios. Pirmiausiai, nemažink savo tempo ir aktyvumo. Neužsirakink ramaus gyvenimo režime. Taigi planuok, veik ne mažiau negu anksčiau ir būtinai analizuok. Ir būtinai kurk. Antra, saugok savo energiją. Stebėk, kas tave maitina, o kas išsekina. Ir keisk tai drąsiai. Trečia, rink savo laimės kauliukus, perliukus. Kasdien. Neatidėk gyvenimo tik ateities pasiekimams. Atrask mažus džiaugsmo šaltinius dabar. Kiekvieną akimirką, kiekvieną dieną, bent po vieną. Ketvirta, keliauk ir keisk aplinką. Nauja aplinka labai reikalinga psichikai, kūrybai ir vidiniai tai gyvybiniai energijai. 5. Galvok 10 metų į priekį. Duok savo didelę kryptį. Duok savo laiko, kad gyvenimas vėl turėtų prasmės ašį. Dėkoju, kad žiūrėjote, kad buvote kartu. Nepamirškite paspausti like, spauskite prenumeruoti mano kanalą ir būtinai pasidalinkite šiuo video su savo draugais. Iki pasimatymo kitose video.